Sveiki. Šiandieną pakalbėsime apie DAO praktikas moteriams, kuo jos yra naudingos ir kaip moteris galėtų dirbdama su seksualinė energija pagerinti savo sveikatą. Ir šiuo atveju aš kalbinu mūsų svečią Editą Esenku-Šimkutę. Tai papasakokite apie tai, kaip, kas ir kaip čia vyksta. Sveika, tai labai džiaugiuosi, kad galiu pakalbėti šią temą, nes moteris turi iš tiesų daug tų vidinių baimių ir fobijų, kas liečia dubens dugno pratimus, kas liečia seksualinę energiją. Tai labai dažnai galvoja, kad gal šitos praktikos ne man, arba kad tai bus labai atviros praktikos, bet reikia suprasti, jog tantrinėse praktikose arba, pavyzdžiui, aš reprezentuoju daug daoistinės praktikas, tai gali būti ir labai labai subtilu tas darbas su seksualinė energija, o kad mūsų dubens dugno sveikata, mūsų moteriškumo energijos šaltinis yra ir kad su šia sritimi, jeigu mes ją šypsomės, jeigu mes treniruojame, kad mūsų dubens dugnas būtų taip pat pakankamai ir stiprus, ir tuo pačiu lankstus, galime turėti daug geresnę sveikatą. Ir apie tai moteris dažnai nepagalvoja, nes jis galvoja, kad reikia treniruoti gal ten kojas, pilvo presą ar dar kažką. Ir tarsi praleidžia pro akis, kad štai dubens dugnas ne ką mažiau svarbu yra ir kad, pavyzdžiui, tos pačios tantrinės praktikos, aš taip įvardinu, kad tai daoistinės tantrinės praktikos, nes tai yra darbas su seksualinė energija bet kokiu atveju, bet tai yra nukreipta į mūsų pačių sveikatą. Labai dažnai žmonės išgirsta tantrą, tai du žmonės, mylėjimasis, viskas. Bet ne, tai yra gerokai plačiau nuo darbo su mūsų emocijom, nuo kūno stiprinimo. Nes, sakykime, tos daoistinės praktikos, jos daugiausiai yra orientuotos į tai, kad kaip padėti kūnui, kad energija meridianais, mūsų energetiniais kanalais galėtų tolygiai judėti po mūsų kūną. Ir tai reiškia, kad mes tada turime daugiau gyvybinės energijos, mes turim sklandesnį, kada energijos judėjimą kūne, mes galim savo seksualinę energiją transformuoti į gyvybinę energiją. O tai reiškia, kad mes turim daugiau jėgų šypsotis, mes turim daugiau vidinio džiugesio ir leidžiant laiką su savo šeimos nariais ar vaikais, ar darbus kažkokius dirbant. Nes gyvybinės energijos turėti pakankamai yra labai svarbu. Kai mes neturim gyvybinės energijos, ateina depresyvios mintis, ateina mintis, kad kaip sunku būti moterim ir panašiai. Tai realiai, jeigu mes pradedam dirbti su mūsų seksualinė energija, tai gali pradėti keisti šitas mūsų vidinis požiūris ir tas moteriškumas po truputėlį busti, galima taip įvardinti. Tai būti moteriška iš tikrųjų labai labai svarbu ir iš tikrųjų moteris tikrai galvoja, kad jos yra jau ir taip moteriškos, nusilokavusios nagus ir pasidažiusius plaukus, bet iš tikrųjų tai netiesa. Mes irgi ir savo renginiuose mes irgi tai kartojam, kad moteris ne tik ta graži būtybė, jinai turi dar ir spinduliuoti to grožiu. Sakykit, ar iš tikrųjų, kas yra baimės, tai būtent moteris bijo, kad jom reikės praktikos metu nusirengti arba kažkaip ten liesti vieną kitą. Kas iš tikrųjų, ką jūs per savo seminaro metu darote? Aš visada praktikas pateikiu labai subtiliai ir nuo tokių kaip kelių valandų seminaro metu, tai moteris yra pilnumoje apsirengusios ir tiesiog atlieka mankštas, meditacijas ir tam tikrą teorinę medžiagą įsisavina, kaip dirbti su dubens sritimi, o jau namuose, kada esat viena, atsipalaidavusi, galit eiti į gilesnį patyrimą pagal tą instrukciją, pagal tą apibūdinimą, kurį aš pateikiu ir
tada moteriai yra daug drąsiau savo namuose atsipalaiduoti. Bet tos vidinės baimės, jos visada atsiranda, kada jos išgirsta arba tantrinės praktikos, arba kad tai daoistinės seksualinės praktikos. Tai kaip ir minėjau, kad pagalvoja, kad čia turi būti būtinai poroj. Ir tada tos, kurios neturi antrosios pusės, iš karto, tai čia ne man, nes aš neturiu antros pusės. Bet sakau, palauk, tai visų pirma, šitos praktikos ir yra orientuotos į mūsų asmeninę sveikatą. Ir darbas poroje yra jau antras lygis, tolimesnė eiga, nes visada reikia pradėti nuo savęs. Tai tos dao, tai yra kinų jogos sistema ir šiek tiek kitoks požiūris negu indiškos tantros sistemoje, kur dažnai žmonės būtent įeina į tos tokius kaip užduotis poroje. Kai tuo tarpu daoistinė tantra, daoistinės praktikos yra orientuotos į individualią sveikatą. Tai jeigu aš dirbu su savim, su savo emocijom, su savo energijos tekme, paleidžiu savo emocinius blokus, man daug lengviau atsiverti ir tai orgazminiai energijai, daug lengviau pažinti save, savo kūną ir tada eiti ir poroj į gerokai aukštesnius lygmenis, aš taip sakyčiau. Nes seksualinės praktikos yra ne tik tai apie malonumą, bet taip pat ir bendrai apie mūsų sveikatą. Ir aš ką pastebiu, kad mes lietuvės pakankamai kuklios ir daugelis moterų iš tiesų susidomi šitomis praktikomis būtent iš to sveikatingumo aspekto, o kartais galbūt taip ir nuo savęs slepia arba ir nuo kitų, kad, aš čia dėl šlapimo nelaikymo noriu praktiko, aš noriu dėl skausmingų mėnesinių, dėl to, kad PMS sudėtingas. O paskui jau sako, žinai, iš tikrųjų tai libido klausimas, nes ilgalaikiuose santykiuose ugnelė prigesusi. Iš tikrųjų tai dėl malonumo srities, nes nebepatiriu arba iš vis nesu patyrusi orgazmo, o daosizme yra kalbama apie kelis lygmenis. Apie tai, kad moteris gali patirti viso kūno malonumą, kad ta banga jį gali užlieti visą kūną ir tokiu būdu jį sveikatinti. Iš čia yra ir tas terminas gydomoji tao meilė, nes meilės energija, tai yra seksualinė energija, ji turi tą sveikatinantį ir gydantį poveikį. Tai kaip ir sakau, moteris dažnai pačios nuo savęs slepia tai, kad joms yra smalsu, kad yra suvokimas, jog taip, jeigu praktikos, kurioms yra 5000 metų, išliko iki šių dienų ir daugybė moterų jomis užsiima, tai verta susimastyti, kaip tai galima adaptuoti savo kasdienybėje, savo gyvenime, bent kelis kartus į savaitę padarius praktikas, pavyzdžiui, su nefrito kiaušiniu, jau gali kardinalūs pokyčiai prasidėti. Na, čia taip pat kaip eiti į sporto klubą, kažkam raumenį auginti tokiu būdu, tai tokiu būdu ir tą raumenį auginti iš tikrųjų. Ir čia ir tikrai moteris, kurios neturi jokio partnerio arba jau yra menopauzėje, ką joms galėtum pasakyti iš tikrųjų? Kad mūsų sveikata yra numeris 1, tai dėl to šitos praktikos joms nėra reikalo turėti partnerio. Jeigu, pavyzdžiui, moteris turi partnerį, tai jinai gali daugiau ugnies turėdama savo dubens srityje, daugiau pažadinta šitą intimėją sritį turėdama eiti į aistringesnius santykius su savo turimu partneriu. Bet jeigu moteris neturi partnerio, tai ji gali transformuoti seksualinę energiją į kūrybinę energiją, į gyvybinę energiją. Gal ji ten knygas rašys, ar kažką kurs, ar rūpinsis namais, ar kažkokia tai veikla, kažkoks verslas, darbas, kur ji tiesiog žydės ir galės daug geriau jaustis, sakykime. Tai kas liečia menopauzės laikotarpio moteris, tai yra pastebėjimų, nes iš tikrųjų mano seminaruose tai ir stovyklose per tuos metus, kiek aš kažkur 7 gal metus ar vedu užsiėmimus, tai jau buvo
tūkstančiai moterų, aš jau pamečiau tą skaičių. Bet vat, atgalinį ryšį, ką aš gaunu, tai būtent apie tai, kad menopauzės laikotarpiu karščio bangų sumažėja, kad tos, kurioms PMS būdavo labai ryškus, kad šita situacija sušvelnėja, libido didesnis pasidaro. Ir aš prieš 2 metus dariau taip pat mokslinį tyrimą, kadangi aš mėgstu, kad tos žinios, kuriomis aš dalinuosi, jos būtų labiau apčiuopiamos ir pasižiūrėti, o kaip yra su kitomis moterims, o kas vyksta, koks pokytis. Ir aš tyriau būtent skausmingas menstruacijas, kaip skausmingos mėnesinės gali būti paveikiamos joninių kiaušinio praktikos, nefrito kiaušinio praktikos ir rezultatai buvo labai geri, nes ten beveik 100 moterų dalyvavo tyrime ir didžioji dalis dalyvių pastebėjo, kad nebereikia vaistų nuo skausmo vartoti, kad jų kraujavimo trukmė sumažėjo ir taip toliau. Tai jeigu 10-balėje sistemoje iš pradžių būdavo daugelio tas apibūdinimas, kiek jums skauda, tai 7, 8, labai stiprus nepakeliamas skausmas. Po 2 mėnesių, kada mes 3 kartus į savaitę online darėme praktikas, tas skausmo skalė sumažėjo jau iki 3, kas reiškia toleruotinas skausmas arba visai skausmo nebeliko. Tai toks labai, labai aiškus tyrimais pagrįstas metodas ir tai nėra tik tai apie raumenų treniravimą. Aš gal tave patikslinsiu šiek tiek, kad tai ne visai sporto salė, nes mes dirbam ir su emocijom. Nu, tai mūsų kūne tas energijos judėjimas, jis visada būna, kai mes būnam vaikai, o paskui užsiblokuoja. Ir kada tuo pačiu principu, pavyzdžiui, jeigu mes paimsim akupunktūrą, kodėl jinai veiksminga? Dėl, kad jinai padeda pašalinti blokus, kurie susidarė mūsų kūne fiziškai. Jeigu mes darom tam tikras mankštas, kaip ir stuburui, dubeniui, mes šypsomės į dubens sritį, mes galim turėti kelis dalykus. Mes galim turėti paleidimą, emocijų paleidimą, traumų paleidimą. Beje, gimdymas labai dažna trauma, kurią reikia paleisti. Ir tai yra normalu, kad tai yra stiprus išgyvenimas moters gyvenime ir kad reikia su tuo padirbėti. Kažkokie atvejai, kada partneris užskubėjo eiti į intimumą ir pas moterį susidaro įtampos, kažkokios tai baimės, išgastis labai dažnai pasireiškia tuo dubens srities spazmu. Ir kada moteris daro taisyklingą praktiką su joniniu kiaušiniu, tai yra natūralus mineralas, nefrito akmuo paprastai naudojamas, bet gali būti ir rožinio kvarco kiaušinis, kuris naudojamas dubens dugno treniravimui, bet su ta intencija, kad aš paleidžiu iš čia įtampas, tai gali turėti 2 dalykus. Ir treniruoti, ir atpalaiduoti, masažuoti. Nes čia irgi yra tam tikrų niuansų, kalbant apie nefrito kiaušinio praktiką, neprisiskaityti internete, kad įsidėjau kaip tamponą ir vaikštau visą dieną, bet kad tikslingiau daryti pratimus, kurie padėtų ir stiprinti, ir atsipalaiduoti. Nedaryti klaidų, kur gali susidaryti dar daugiau įtampų, o kaip tik galima pasiekti labai nuostabių rezultatų, nes mes galime gauti tada kūno atsaką. Jeigu mes įprastai darom Kegelio pratimus, tai toks ateina, kaip ir ne visai suvokimas, o ką aš čia suspaudžiu, ar tikrai suspaudžiu tuos vidinius raumenis, kuriuos noriu suspausti, kai tuo tarpu, jeigu praktikuojam su nefrito kiaušiniu, tai galime turėti tą tokį kūno atgalinį ryšį ir tie vidiniai raumenys iš tiesų daug geriau mankštinasi, atitinkamai ir gali išspręsti tą pačią šlapimo nelaikymo bėdą, skausmingas mėnesines, malonumo stoką, libido pakelti. Tai mano pačios asmeninis kelias buvo būtent per tą kontrastą, kad man atrodė, kad malonumas tikriausiai manęs gyvenime niekada ir neaplankys,
bet kai aš pradėjau dirbti su savimi, aš supratau, kad palaukti, jeigu viską išsišluoji, kas nereikalinga ir emociškai, sustiprinam fiziškai ir padedam savo kūnui jungti tą jautrumą, mes galim daug daugiau nuveikti. Ir kas svarbiausia, kad tas praktikas galima tiesiog daryti namuose, jeigu jau turi pagrindą, kaip tai daryti. Tai aš džiaugiuosi, kad tu mane ir pakvietei pasidalinti, kaip tai daryti. Taip, nesgi turiu tokią pažįstamą, kuri pasakė man, kuriai papasako apie būtent nefrito kiaušinį, sako, taip, aš nusipirkau, turiu namie, pažiūrėjau aš tą instrukciją, nu ir ką, ir nedarau nieko. O taip norėjau, taip tikėjau ir taip toliau. Tai aišku, kad vien tik tai nusipirkti ir turėti stalčiuje, tai nėra praktikos daryti. Taip, ir dėl to aš rengiu seminarą Vilniuje, vienintelį šiais metais ir labai greitai jis vyks už savaitės. Ir papasakok, Dita, kaip tau atėjo mintis į galvą mane pakviesti, vat, būtent į Balsių moterų klubo bendruomenę. Kadangi aš dalyvavau būtent tai tavo organizuojimo akcijai, kad vaikščioti moterim be liemenėlės 60 dienų, ar 30 dienų, aš dabar nebeatsimenu, nes jau neatsimenu, kada nešiau liemenėlę. Tai man iš tos akcijos aš tiesiog labai, kaip sakant, supratau, kad iš tikrųjų moteriai labai svarbu yra atsipalaiduoti, jaustis gerai savo kūne. Ir atėjo man tokia mintis, kad visgi tai ašgi ne viena moteris ir mūsų Balsių moterų klube yra labai daug šiuo metu moterų, kurios tikrai yra gimdžiusios. Mūsų rajone yra tikrai daug daugiavaikių šeimų, tai manau, kad tikrai labai aktualu būtų moteriams, kurios ir pagimdžiusios arba dar norėtų susilaukti vaikų, arba apskritai tos, kurios nori būti sveikos ir laimingos. Ir manau, kad pažadinti moteriškumą, tai čia bet kuriai moteriai svarbu yra ir mūsų klubas iš tikrųjų to ir siekia. Tai aš labai tikiuosi, kad mes pasimatysime kitą sekmadienį mūsų bendruomenių namuose, Žaliųjų ežerų gatvė 85, buvusiai Žalioji mokyklai. Ten yra įsikūrę bendruomenių namai ir labai norėsiu būtent išgirsti viską, ką tu nori pasidalinti su mumis, visomis moterimis, į mūsų klubą, į mūsų bendruomenių namus kviečiamas visas moteris, nebūtinai kurios priklauso moterų klubui, nes manau, kad Vilniuje yra daug moterų, kuriams būtent reikalinga šitą informaciją. Taigi labai dėkoju už mūsų pokalbį ir ką dar norėtum pridurti. Kad tikrai retą atvejį aš organizuoju tokį 3 valandų seminarą. Vilniuje vyks nuo 1 iki 4 valandos, tai sekmadienio popietė bus lygiai už savaitės. Ir sekmadienį praleisti prasmingai kviečiu moteris iš bet kurio Vilniaus mikrorajono, tai kaip tik kuo įvairesnė bus publika, tuo įdomesni bus ir mūsų pokalbiai, klausimai, atsakymai, bus mankštos stuburui, dubeniui, Kėgelio pratimai atsigulus, teorija, kaip naudoti nefrito kiaušinį, mes jo gyvai nenaudosime, bet per drabužius pasidarysim, pavyzdžiui, krūtų savimasažą, kad tiesiog jūs labiau užmėgstumėt su savo kūnu ryšį ir tada pamatysit, kaip jūs turėdamos jau tą aiškumą, aha, tie instrumentai gali man padėti sužydėti, kaip jūs galit pradėti daug geriau jaustis ir labai dažnai žmonės atidėlioja, kad ai vėliau, čia kaip sakė tavo draugė, pirmas žingsnis, bent jau kiaušinį įsigijau, o jau kaip toliau, o ką daryti, tai vat dabar jinai jau žinos, ką daryti. Po seminaro atitinkamai galėsiu pasidalinti savo ilgametę praktiką, nes aš pati 10 metų jau užsiimu šitomis praktikomis, tai kardinaliai pakeitė mano asmeninį gyvenimą, esu sertifikuota instruktorė pas kinų meistrą ir apjungiu su medicinos žiniomis, nes baigusi esu papildomai ir alternatyvę mediciną.
Tai nuoroda bus prie šito video ir ačiū labai, Dita, kad pakvietei šitam pokalbiui ir seminarui. Taip, ačiū labai. Ir iki pasimatymo kitą sekmadienį.